Kažkokia keista dvižucha čia nusimato. Pirma. Barška šis. Kvapukas, padangų kvapų. Manęs dažnai klausia dėl šitų maikių. Deja, kol kas nėra jų pardavime, kažkaip rankos nedavėjo iki to, bet pažadu vieną dieną tikrai bus, nežinau, tik ar šiais metais ir kitais. Bet yra gera žinia jum. Turiu vieną maikę, kurią noriu padovanot kažkuriam vienam iš jūsų. Tai yra AMG Petronas Formulės 1 komandos maikė. Tai konkurso kažkokio nebus, nereikės nieko laikyti, nieko komentuot. Aišku, pralaikint galit. Tai tiesiog bus taip, kad žiūrėkite epizodą iki galo. Ties kažkurio momentu parodysiu, kur aš tą maikę palikau. Ir pažiūrėję epizodą, iškart šokate mašiną, važiuojat, kas pirmas atvažiuos, tas ir pasiims. Tai gero žiūrėjimo. Kas čia per akiniai, kažkas akinis paliko. Kas čia per brandas, prabangus. Made in China. Gal šiam kartui sueis. Tai ką, sveiki draugai, sveiki žiūrovai. Prieš pradedant paprašysiu, kaip visada, paspaudžiam patinka, pasubscribinam, jeigu esat naujas šiam kanale. Tai noriu jums pristatyti savo naują pirkinį. Ant dienų čia nusipirkau BMW F30 2 litrai benzinas. Pirkau jį su mintim biškį aptvarkyti jį ir perparduot už aukštesnę kainą. Kaip sakoma, uždirbti iš šito automobilio ir įkišti į šitą. Trumpai apie mašiną. 15 metų trečiukas. Stovėjo pas žmogų ilgus metus, nevažinėtas, pasibaigusią technikinę, užrūdyje buvo stabdžiai, netvarkingų purvinų salonų, išorė. Mašina atsirado skelbimuose už 8000. Iš karto užmačiau, paskambinau, telefonu pavyko sudėrėti kainą už 7,5. Ir važiuodamas į vietą vis galvojau, prie ko čia dar prisiknyst, kad tą kainą dar labiau paderint į mano naudą. Ir nusprendžiau, kad reikia pasitikrinti ataskaitą Car Vertical. Pasitikrinęs Car Vertical likau nustebęs, manau, nustebsite ir jūs. Noriu priminti, kad prieš perkant automobilį visada tikrinkit automobilio istoriją. Pasinaudoję dar mano nuolaidos kodu ARMEN gausit 20% nuolaidą. Buvo du dalykai, ką aš dažniausiai kreipiu dėmesį. Tai yra rida ir tai yra kaip jos buvo sudaužytos. Odometras nieko blogo man čia neparodė. Rida yra tikra, nuo 15 metų kas metus yra užfiksuota ir tikroji rida yra 146 000. Tai kad jinai buvo daužta, aš tikėjausi, nes Amerika. Tai dariau pirmą nuotrauką, nieko blogo labai stipriai nepamačiau. Priekis daužtas, lempos, kaip matot, dar šviečia. Šitą nuotrauką labai mane neišgazdino, bet jau sekanti, kai pamačiau. O čia jau, vaikyti,
aš tokio lavono nelabai būčiau prikeldinėjęs, nes daužtas priekis, daužtas galas, čia viską sutvarkyti kainuoja tikrai nemažus pinigus, tuo labiau, kad galą, štai įtariu, reikėjo visą pervirinti. O mašina, primenu, yra mechanas, 2 litrai, jos rinkos vertė nėra kažkokia labai didelė. Situacija yra tokia, turim, ką turim. Tai atvažiavęs į vietą parodžiau šitą ataskaitą savininkui, jis irgi buvo nustebęs, nežinau ar matęs jisai, nematęs, bet iš pirmo žvilgsnio, kai pamačiau jo veido išraišką, galvojau, kad irgi pirmą kartą matą. Pavyko dar 1000 eurų numušti nuo bendros kainos, tai buvo 7,5, tapo 6,5, kirtom rankom, pasiėmiau mašiną, toliau jau čia buvo mano problema. Tai va čia jums geras pavyzdys, kaip viena ataskaita sutaupė man krūvą pinigų. 6,5, FK 15 metai, benzas, maža rida, jokingi pinigai kaip už tokią mašiną. Pačio pirkimo nefilmavau, nes savininkas atsisakė filmuotis, tai aš kaip ir puikiai suprantu, prieš 3 metus, jeigu būtų mane paprašę pasifilmuoti, irgi greičiausiai būčiau atsisakęs. O dabar siūlau teleportuotis atgal ir pažiūrėti, kaip man sekėsi. Pasidariau civilinį draudimą 3 mėnesiams, nes nežinau, kaip ilgai prasidavinės mašiną, tai galvoju dar tuo tarpu ir pats pavažinėsiu su ją. Bet manau, už gerą kainą pakankamai greitai turėtų parsiduoti. Išsėmiau vienai dienai technikinę, nes nėra techo, pakeičiau tepalus, susitvarkėm stabdžius, sužiūrėjom rankinį, lempas, viską. Tai reikia realiai per šiandieną spėti techą pravaryti. Ir dabar atvažiuoju į tunelinę plovyklą, išsiplausiu greitai išorę, išsiurbsiu vidų, nes bardakas, tikrai bardakas yra mašina, iš šiukšlių primėtyta, smėlio pilna kilimėliai. Susitvarkysiu tuoj čia viską greitai, bus tvarkinga mašina. Yra kažkokių kėbulo defektų, bet tai už tokią kainą tikrai gera mašina. Jeigu būtų už 12-13 tūkstančių, sakyčiau, šūdų krūva. Bandysiu įdėti už 8 tūkstančius į skelbimus. Ir čia bus pigiausias toks variantas, nes pažiūrėjau, yra tik keli tokie variantai, visiškai tušti, be parkų, be paketo, be nieko visiškai. Čia bus pigiausias variantas su tokia komplektacija. Tai kaip ir nėra prie ko prikibti. Iš atradimų tik 20 centų atsipigino mašina. Šis bei tas. Sveiki. Norėčiau į technikinę papult. Viso, tai dabar tiesiog sulaukti numeriuką, jo? Gerai, ačiū. Viso. 8 numeriukas. Ai, tai čia iš karto. Čia mano numeriukas iš karto, kaip suprantu, jo? N08. Taip. Jo? Įdomiai. Tik atėjau, susimokėjau, sakė valandą reikės laukti. Pasirodo, nereikės. Be eilės, realiai. Taip, sveiki. Jum šito numeriuko reikia? Senai pasibaigusi jau. Nu, mašiną pirkau, jo. Taip. Kaip sakot? Sėsk. Šviečia vienas. Ai, Kitas ne. nu pakeisiu šitą. Žodžiu, gavau baltą lapą dėl vienintelės priežasties, kad nešviečia vienoj pusėje galinis numerių apšvietimas. O visa kita ledas, tai nežinau, ar čia žmoniška buvo duoti baltą lapą, išsiųsti mane ant pasikeisti ir grįžti, ar galima buvo tiesiog duoti tą technikinę, pažadėčiau, kad pakeičiau ir žmoniškai viskas, man atrodo, būtume susitarę. Nu, yra kaip yra. Važiuoju dabar, pasikeisiu tą lemputę, grįšiu atgal ir duos
žalią lapą. Ką, gerai, kad autoje, bet čia visai prie pat šalia. Tai nusipirkau originalą už 34 eurus. Čia jau nepagailėjau. Kaip savo, kaip sakoma, nedėsim kiniško šūdo. Dėsim originalą. Bam. Viskas. Vienas, kitas. Važiuojam atgal į Techą. Nu ką, viskas. Legalus keliuose, technikiniai iki 26 metų 8 mėnesio. Šiandien keliaus mašina jau į skelbimą. Šiandien atsikėliau ryte ir užvaldė baisus noras šokti į Mersą ir tiesiog prasivažiuoti savo malonumui. Tai realiai šiandien yra paskutinė diena, kai važiuoju šiais metais su Mersu. Davažinėsiu Spiritą, kuris yra pilnas bakas. Ir jau pastatysiu mašiną, viskas. Išardysim ir prasidės jau antro motoro rebildinimas. Tikiuosi bus sėkmingesnis negu praeitas. Jau pasidarėm daug pamokų, išvadas. Žiūrėsim. Pamatysim kitais metais, kaip seksis. O dabar tiesiog bandau pasidžiaugti šių metų paskutinių važiavimų. Nevažinėjau kokias 3 savaitės, tai per tą laiką spėjau pasilgti. Ir dabar atsisėdau prasivažiuoti, jausmas lygiai toks pat, kaip pirmą kartą, kai pravažiavau. Neatsibostantis jausmas. Retai kada tai būdavo man, kad viena mašina gali atnešti tiek malonumo. Dažniausiai tu pripranti prie visų mašinų ir galiausiai tu jas parduodi. Bet ne šituo atveju. Šiandien turite galimybę pažiūrėti šiaip aplamai, kuom aš užsiemu didžiąją dalį pirmos dienos pusės. Tai važiuosim dabar iki Siemenso aikštelės. Reikia šiek tiek kontento pafilmuoti ir porą reelsų. Visas darbų sąrašas ne pas mane, o pas mano kolegą. Jis irgi turi atvažiuoti neužilgo į vietą ir papasakot aplamai, ką mes turim nufilmuoti. Tai aš dabar vairuoju KM6 kompaktą, kuris yra kolegės Gretos mašina. O jinai pati turėtų važiuoti su Tram 8 Simaku keistesnės spalvos. Opa! Bonusas. Dar turim laiko. Skaniausiai ilgai baudžiu. Bet čia ne reklama. Už reklamą mums nemokėjo niekad. O galėtų. Sneakers, Bounty, jeigu ką mes čia. Bei visi kiti produktai, bet tik skanus, nes bus neskanų, tai nereklamuos. Andriau, koks planas? Šiam planas Go Bamboozle. Turime kontentą padaryti šiandien. Kiek video reikia nufilmuoti? Apie 6-7. 7 reelsai turi būti, ne? Normaliai. Būtent drifto režimo kiek turi būti? Drifto kokie 3-4 ir biroliniai su rožiniu. Okay. Snaro. Čia jau ne reelsą filmavimo filmą. Sveikas. Serialas. Pažįstamas. Sorry, žinok, aš... Atmintis pasi... Jo, iš tikrųjų daug žmonių kartais susipažįstu. Žinai, tie serialai. Kaip filmuojas. Žodžiu, taip atrodo visi tie reelsai, kur surenka po milijonas peržiūrų TikTok'e ir Instagram'e. Backstage. O gali saulutę aplink mūsų padaryti čia? Galim padaryti tą, kur tipo pana sako, žiūrėk, išmokau prieš saulės ir tiesiog sukas Dabar kaip tik šitą ir darysi. Rimtai? Aš debilė būsiu. Ir koks ten nuolaidų kodas? Žiūrovai. Tiesiog, žinai, pasisukiok, sako, laisva forma.
Išsitrauk iš subinės tą po dešinę. Tu sėdi ant diržo. Kažkas, bet neatsip. O taip padarysime, testų. O, su tavim galia irgi galim. Jo, aš galiu iš galo filmuoti čia. Ir irgi cyp. Nu kaip? Fainiai. Fainiai. Norbe, išmokink burnau tada. Va dabar toj pat, mane. Su pirštais galvoju, Iš rimtai. tik su dešinė kos stabdžiu. Ir taip aš žinai visą laiką stabdžiu, laikysi su kulno, gazą su pirštais ir tada sankabą tiesiog numesi ir, nu, tai esmė, kad stabdį su kulnu laikysi visą laiką. Patogiai, Aš jau A Joana bėgeriai būti? Jo, Greta, kai tu darai kažką, ko tu nelabai. nebūtinai su kulnu, bet tiesiog, kad patogiai jo. Tu žinai, bet kad ir biškai gali to stabdžio laikyti ir Žiūrovam va irgi gazą, kaip kad ten burnadą reikia patogiai. daryt. Mažiau gali truputį to dar stabdžio, tiesiog, žinai, kad tik paspaustum, bet kad koja būtų patogiai. Ir tada, žinai, daug apsukų, kaip agresyviai pradėjo driftą. Ką mama sakė? Nekartosiu. Sakė, taip smagu, jau irgi nori taip išmokti. Ar porinį darom susimaku? O, pagaliau kažkas taip pasakė. Pultelis vidurinis. Žiūrim. O, O, senelį. Veikia. Nepamirštam. Antrą bėgį, tik tai ne D. Reikia jo nuleisti. Bet jis ir pakelia ir nuleidžia. Jo, o priekis priekį, galas galą. Va, kaip sistema. Aš niekada neturėjau ir buvo smalsu pačiam. Niekada čiūvas neklausė, ar taip. Na, čia tik nuleidinė. Ką, po kiek pas tave šitas skudurėlis? Jo, reikiuokis, okei, sako. Žiedą važiuoja? Ne, iš karto varyk po apačią ir tada nusuksi vėliau. Žodžiu, palieku maikutę štai šitoj spintelė. Tai kas pirmas atvažiuos ir paims, jo maikė ir bus. Gulės čia, Armenija Grill. Pilaitės prospektas šiam 5. Darbo laikas, patys matot, nuo 11 iki 10 vakaro. Kas pirmas atvažiuosit ir rasit, nepatingėkite kelti Instagramo story įdomumo dėliai, įdomu kas tai bus. Tai ties čia epizodas jau eina į pabaigą, tikiuosi patiko, susimatysim už savaitės, gal už 2, kaip kontento pados. Defilmavęs dabar save, eisiu uploadint video epizodą šitą, kurį jūs žiūrite. Dabar pas mus yra antradienis 3 valanda dienos. Tai realiai už 2-3 valandų jūs jau šitą epizodą matysite. Tai belieka tik man dabar pasakyti čiau, bėkit į maikės, kol dar yra. O jeigu pavėlavot, paragaukit armėniško šašliko, nepasigailėsit.